Paradoksas, draugai. Atėjo laikai, kai bepročiai mus bando įtikinti, kad tai su mumis kažkas yra negerai. Pasėta erdvėje panika primena Titaniką. Kol valstybės laivas skęsta, revoliucija bręsta. Tauta ilgai tylėjo, apgaulė tikėjo, 30 metų darbo vaisius gerai išryškėjo. Auksinė kantrybė net pas budistus plyšta. Ką jau kalbėti apie mus, kada matai, kad estafetė perėmė kvaila vištą. Į tos pačius vartus, bet su didesniu entuzijazmu. Liga progresuoja, vis jaunesni serga marazmu. Kiti ne ką geresni, iš tos pačios kategorijos. Kiek galima jau klausytis tos pačios alegorijos. Teisingumo ministrė nuodais trykšta, statusą ne pagal nuopelnus gavo, šlikšti artistė. Artistų Lietuvoje nemažai ir tai ne problema. Viskas gerai, kol jie ant scenos, bėda, kai atsiranda Seime. Kritika sąžininga, griežtai pagal darbus, pasiskaitai žinias, prapuola noras eiti į zooparkus. Dangstytis, maskuotis, sukti, išsisukinėti, tik iš anksto paruoštus klausimas atsakinėti. Dialogo tarp viršūnės ir apačios seniai nebėra. Mūsų jau atsikratytų, jei būtų jų valia. Keista ta politikų logika. Griauti žmonių gyvenimus, matyt, tai jų nauja ideologija. Jiems visai negaila, nei vaikų, nei mūsų. Žmogus seniai jau tapo tiesiog resursų. Kaip sakoma, nieko asmeniško, tai tik biznis. Sugadinti žmogui gyvenimą nereikalingas net atsuktuvas kryžminis. Dosnumas, kaip matome, gali būti visai skirtingas. Politikų dėmesys mums yra ypatingas. Apdovanojimus beprasmiškais įstatymais, kaip save gausiom premijom. Po savaitgalio įgauna įkvėpimo, naujom prieš mus kovojimo priemonėm. Prisipažinsiu, dažnai mintis aplanko. Gaila, kad neturiu garaže tanko. Susidaro toks įspūdis, kad jie reptilijos be jausmės, kaifuoja matydami žmonių liūdesį ir skausmą. Neskubant ruošima įstatyminė kilpa, avinukas nemato ir širdys nevirpa. Ženklų buvo duota daugiau negu suvokti reikia. Hipnozė matyt buvo stipri ir ji vis dar veikia. Už kiek parsidavėt jūs, herojai baltais chalatais, tegul dega virš jūsų galvų dangus už nukeliavusius jūsų dėka anapus. Visi gerai žinome, kaip mūsų medicina mus gydo. Ką jau kalbėti apie dabar, kai vykdo legalų genocidą. Sveikatos teikimo procedūros turi dvigubus standartus. Kažkas bus gydomas iškart, o kažkas liks už vartų. Kiberpolicija tai kastruota milicija. Save gerbinti žmogus tokios sistemos dalimi nebus. Eini prieš žmonės, esi siauro proto ligonis. Tiesa tokia, kokia yra, jos gražinti nevalia. Antikristo laikai atėjo, o juk niekas netikėjo. Luciferizacijos tema tapo aktuali kaip niekada. Visiems barkodus ruošia. Ir tai jau tampa realybė. Viskas buvo daroma atvirai. Ir tai jokia gudrybė. Ribojimo atrakcija, žaidiminė akcija, įstatyminė spekulacija, kelionių reguliacija, priverstinis testavimas, neužilgo ir vakcinavimas, antsnukiai, apyrankės, antkakliai, COVID pasas, čipas, nuostabus naujas pasaulis, jūsų naudojimui pristatytas. Jeigu religijos lyderiai užsima vakcinų agitaciją, tai gerai parodo viso kulto degradaciją. Akliai įveda aklosius, juk Kristus minėjo, būtent tai bus atpažinti šėtono padėjėjai. Į tikrų padarių kunigų daržą akmens nebus. Esu tik prieš tos, kas kerpa žmonėms sparnus. Demokratijos savoka aprašymo visai netitinka. Konstitucijai toks elgesys irgi nepatinka. O vat jiems nusispjaut. Eikit vėjais ir laukais, jums buduliams augt ir augt, užsičiaupkit po galais. Nesidrovėk pasidomėti, kas pasaulyje vyksta. Ne vien tik mūsų šalis nuo kurso krypsta. Kad gerai suprasti, kokie ir kokiam lygi ritualai vyksta. Pasidomėkit pradžiai, kaip San Gotardo tunelio atidarimas vyksta. Günteris von Hagensas, Body Worlds paroda. Nebijokit, pasižiūrėkit jo kūrybą. Marinos Abramovič menas specialus. Dvasinis prabudimas po peržiūros garantuotai bus. Pradžiai gal užtenka, nesigilinsime detalės, nors velnės detalėse savęs nepraras. Kad nugalėti savo priešą, turi žinoti jo silpną riešą. Kada norės užlaužti tavo rankas, tegul nustemba, kokias turi galias. Gerai informuotas, ekipiruotas. Nori ramiai gyventi, būk pasiruošęs kariauti. Spaus gazo pedalą, kai matai vandalą niokantį tavo ramybės salą.
Vienas už visus, kaip ir visi už vieną. Eidami drauge išspręsim bet kokią problemą. Svarbiausia, neprarask amžino dėl laikino, vertingo dėl menkaverčio, skaidraus dėl migloto, beribio dėl riboto. Nojaus laivas jau plaukia, delstančių nelaukia. Išsigelbėjimas nėra iliuzija, jei nebuvo patirta konfuzija.